Maloningasis tėve, ačiū tau už tavo sūnų, Jėzų Kristų, kuriuo pasitikėję turime visus tuos nuostabius dalykus tavo sūnuje, amžinai gyvenimą, jo gyvenimą. Gyvenimas, kuris ne tik tai tęsės visą amžinybę, bet tai bus tavo sūnaus gyvenimas, pilnavertis, Dievą atspindintis gyvenimas, Dievo gyvenimas, kurį mes tiesiog gavome dovanai. Nieko nedarydami, tiesiog pasitikėdami tavo sūnumi. Dėkojame tau už tavo žodį, kad galime jį studijuoti, kuriuo tu mus apdovanojai, davėjai mums, atskleidai mums visą savo išmintį, savo paslaptis, viską mums davėjai dovanai, tiesiog, kad mes galėtumėm pažinti tave, pažinti tai, ką tu darai su mumis, ką mes turime daryti ir džiaugtis ir statydinti vienas kitą tavo sūnuje. Dėkojame tau jo vardu. Amen. Tai pirmiausia, noriu kreiptis į tuos, kurie užsukate į mūsų kanalą, ieškote atsakymų. Noriu jūsų paklausti, ar jūs žinote, kas bus po to, kai jūs mirsite, po to, kai užsibaigs čia žemiškas gyvenimas. Daugelis žmonių negali atsakyti šitą klausimą, nes nėra jokių, kaip sakyti, jokių žinių apie tai, kas bus. Nėra nei vieno, kuris nukeliavo, ten pabuvo ir sugrįžo ir papasakojo, kas buvo tenai anoj pusėj po mirties. Tačiau Dievo žodis žino, kas bus po mirties. Ir Dievo žodėje rašoma, kad kiekvienam žmogui yra skirta mirti, kiekvienas žmogus mirs, bet po to teismas laukia žmonių. Ir ar jūs esate tikras, kad jūs stodamas prieš Dievą į teismą būsite užsitikrinę savo nekaltumu, savo šventumu, savo teisumu prieš Dievą? Turint omeny, kad Dievas yra be nuodėmės. Dievo tokia prigimtis, kad jis negali daryti nuodėmių. Mes kalbam apie tai, kad Dievas yra visagalis. Jis viską gali daryti. Tačiau vieną dalyką jis negali daryti tikrai, tai daryti nuodėmės, nuodėmiauti, daryti blogo. Daryti to, ką žmogus nuodėmingas daro. Dievas to daryti negali. Jam jo prigimtis neleidžia. Jis negalėtų tai padaryti. Jam neįmanoma tai padaryti. Jo tokia prigimtis. Ir kiekvienas žmogus stodamas prieš Dievą į teismą, jis stosis prieš tokį Dievą, kuris yra šventas, kuris nedaro nuodėmių ir kuris nekenčia nuodėmės. Ir kuris rūstauja prieš nuodėmę. Kuris baus žmonės už nuodėmes. Štai prieš tokį Dievą mes, kiekvienas iš jūsų, mes visi stosime į teismą. Ir nei vienas žmogus neturės jokių šansų išstovėti švarus prieš Dievą, su švaria sąžine, žinodamas, kad jis nieko blogo nepadarė. Nebus nei vieno tokio žmogaus. Tai ir už tai Biblijoje rašoma, Dievas nuteis žmonės teismu. Nuteis pasiųs juos į ugnies ežerą. Į ugnies ežerą, kuris dega ugnimi ir siera. Ir ten žmogus praleis visą amžinybę. Turės sumokėti už savo kaltes. Už tai, ką blogo padarė čia būdama žemėje. Tačiau Dievas, jis yra ne tik tai teisingas teisėjas, bet jis taip pat yra ir gailestingas, ir mylintis. Ir ką jis padarė? Jis siuntė savo sūnų prieš 2000 metų, Jėzų Kristų, kuris mirė ant kryžiaus. Ėjo pats savo noru, savo laisva valia, niekas jo neprivertė, jis pats ten ėjo. Jis dėl to ir atėjo į žemę, kad eitų ir mirtų ant kryžiaus. Toks buvo jo tikslas. Ir ką jis ant to kryžiaus padarė, jis sumokėjo už visas žmonių nuodėmes, už visas kiekvieno žmogaus asmeniškai. Ir už jūsų, kurie klausotės, žiūrite šito įrašo, už jūsų asmeninės nuodėmes, kiekvieno atskirai. Dievas galvoja apie jūs kiekvieną atskirai.
ne kaip apie bendrą masę žmoniją, bet tai apie kiekvieną individą atskirai, nes kiekvienas iš jūsų atskirai stosite prieš Dievą. Todėl Kristus mirė už kiekvieno atskirai esantį žmogų. Už visas nuodėmes sumokėjo savo krauju. Už visas iki vienos. Visas, kurias darėte, darote ir darysite. Ir Kristaus mirties ant kryžiaus pagrindų Dievas gali atleisti jūsų nuodėmes. Visas iki vienos. Kad jūs galėtumėte švarę sąžinę stoti prieš Dievą į teismą. Ir kaip Dievas gali jums atleisti nuodėmes? Kristaus pagrindu. Dievas nori, kad jūs tikėtumėt jo sūnumi, pasitikėtumėt, kad jis mirė ant kryžiaus ir sumokėjo už visas jūsų nuodėmes. Jeigu jūs patikėsite, jūs priimsite šitą jo auką ant kryžiaus. Tikėjimu jūs ją priimsite. Sakysite taip, aš tikiu, kad jis mirė už mane ant kryžiaus. Bet pirmiausia, jūs turit Dievui išpažinti savo kaltę, kad esate kaltas, kad esate nusidėlis, kad tikrai jūs vertas bausmės už nuodėmes. Turite jausti kaltę, pripažinti savo kaltę prieš Dievą. Taip kaip yra, iš tikrųjų. Ir tada tikėti jo sūnumi. Tikėti, kad jis už visas jūsų nuodėmes, už visas jūsų kaltes, už visą, ką jūs blogo padarėte, sumokėjo savo krauju. Kai tai padarysite, tiesa, ir 3 dieną jis prisikėlė. Prisikėlė iš numirusiųjų. Kaip amžino gyvenimo autorius, davėjas. Jis duoda amžiną gyvenimą visiems. Visiems, kurie jo pasitikė. Kaip jo pasitikėsite, bus atleistos visos jūsų nuodėmės ir jūs gausite dovanai amžiną gyvenimą. Ir tada ramiai galėsite sutikti savo mirtį, žinodamas, kad po mirties būsite švarus, nes jūsų nuodėmės atleistos ir gausite dovanai amžiną gyvenimą. Gerai, o mes tada pratęsime 1 laišką Tesalonikiečiams 2 skyrių. 2 skyrius 13 eilutė. Dėl to be paliovos ir dėkojame Dievui, kadangi priėmė Dievo žodį, kurį išgirdote iš mūsų. Priėmėte jį ne kaip žmonių žodį, bet kaip jis iš tiesų yra Dievo žodį, kuris veiksmingai ir veikia jumise, kurie tikite. Jau mes kelintą savaitę kapstomės po šitą eilutę. Iš tikrųjų, Dievo žodyje gali kapstytis daug kur ir ilgai, neišsenka. Mes patys matom, kaip mes skaitom Bibliją, augam, statydinamės, keičiamės, Dievas mus keičia ir po kažkiek tai laiko, po kažkiek tai metų mes vėl skaitom, ne po kažkiek metų skaitom tas pačias eilutes, bet nuolat jas skaitom ir po kažkiek tai metų mes pamatom, kad mes kitaip jau žiūrim į visą tai. Raštas kitaip mums atsiveria kitokiu supratimu. Todėl, kad niekas nestovi vietoje, Dievo žodis, jisai veikia, jis veiksmingas. Ir kiek tu jį benagrinėtum, tu vis atrandi vis kažką naujo, nes tobulėdami mes dar daugiau pažinimų įgyjame, dar daugiau patirties ir kitaip atsiveria raštas. Bet rašoma, kad Dievo žodis, Tesalonikiečiai išgirdo Dievo žodį iš Pauliaus ir jis veiksmingai veikia tikinčiuosiuose, juose, Tesalonikiečiuose. Dievo žodis yra veiksmingas, jisai veikia, jisai tam ir skirtas, kad jis veiktų mūsų gyvenimuose, kad padarytų poveikį. Ir Dievo žodis buvo duotas ir veikia dviejopai, dviejomis, kaip sakyti, dviem būdais, kai Dievo žodis buvo netiesioginis veikimas ir tiesioginis veikimas. Ką aš turiu omeny? Netiesioginis veikimas yra tada, kai Dievo žodis veikia per raštą, o tai čia netiesioginis. O tiesioginis veikimas, kada Dievo žodis veikia, kai yra žmogus, kuris kalba Dievo žodį.
Tu gauni iš Dievo tiesiogiai tuos žodžius per žmogų. Ir tai buvo, mes skaitom apie tai Biblijoje, apie tuos atvejus visoje Biblijos istorijoje, tai buvo ypač tada, tiksliau, ypač tada, bet būtent tada, kada raštas nebuvo užrašytas, kada Dievas nebuvo užbaigęs kalbėti savo žodžių, jis duodavo žmonėms kalbėti, pranašams, apaštalams, žinom, per sekmines buvo kalbėta tiesiogiai, buvo dvasinės dovanos duodamas tiesiogiai, Dievas kalbėdavo per kalbėtoją. Bet tai vėlgi buvo todėl, kad raštas nebuvo baigtas. Ir įdomu tai, kad istorijoje dažnai buvo ir tas tiesioginio ir netiesioginio Dievo žodžio veikimo persikryžiavimas. Būdavo, kada būdavo ir netiesiogiai kalbėdavo per raštą Dievas, bet taip pat kalbėdavo ir per kalbėtoją. Ir tą mes matome Senojo testamento laikais, kai Dievas kalbėjo per Mozę Izraelio tautai, kai Mozė dar nebuvo užrašęs rašto. Tada Dievas kalbėjo tiesiogiai Izraelio tautai, tiesiogiai per Mozės burną. Mozė buvo kalbėtojas, atstovavo Dievą, kaip ir rašoma rašte, kad kai jis ėjo pas faraoną, ėjo kartu su Aronu, tai jisai Aronui buvo kaip Dievas. Ir paskui rašoma, kad faraonui Mozė buvo kaip Dievas už Dievo vietoje. Jis kalbėjo Dievo žodžius. Tai buvo tiesioginis Dievo žodžio veikimas. Bet paskui, kai Mozė užrašė visą tai, užrašė į penkiaknygę, šitas žodis tiesioginis tapo netiesioginiu. Tai jau tapo raštu. Tada Dievas jau pradėjo kalbėti Izraelio tautai per raštus, per užrašytą Dievo žodį. Tada žydai atsiversdavo raštą, atsiversdavo Mozės knygas, jie skaitydavo ir per jas gaudavo Dievo žodį. Dievas kalbėdavo per raštą. Bet taip pat žinom, kad po to, kai Izraelio tauta neklausė Dievo įstatymo, jie buvo maištaujantis, maištinga tauta, nusižengė jo įstatymui, paliko savo Dievą, nuėjo pas pagonis, garbinti jų dievų, gyventi pagal jų papročius ir taip toliau. Tada Dievas siuntė jam pranašus, siuntė Izraelio tautai pranašus, kurie kalbėjo tiesioginį Dievo žodį. Jie gaudavo iš Dievo žodžius ir šventoji dvasia jų lūpomis kalbėjo. Tai buvo tas metas, kada Izraelio tauta turėjo ir tiesioginį Dievo žodį. Tiksliau, netiesioginį raštą. Penkiaknygė Mozės. Ir taip pat buvo pranašai, kurie tuo metu kalbėjo Izraelio tautai. Ir daugiausia tų pranašų buvo, kai Izraelio tauta buvo ištremta į Babiloną dėl savo neklusnumo. Atsiverskim psalmių knygą 119 psalmę. Čia kai Izraelio tauta turėjo užrašytą Dievo žodį. Užrašytą Dievo žodį ir jis veikė Izraeliui netiesiogiai. Dievas jau buvo kalbėjęs viską per Mozės lūpomis. Ir Mozė viską užrašė. Mes nežinom, kas parašė 119 psalmę, bet tai nekeičia esmės. Bet tai buvo tas laikotarpis istorijoje, kada Izraelio tauta turėjo užrašytą Dievo žodį. Dievas kalbėjo su jais netiesiogiai per raštą, bet taip pat buvo ir psalmininkai, kurie rašė, buvo ir Dovydas, buvo ir Asafas, ir dar dar kiti jei tokie buvo. Dievas tuo metu kalbėjo ir tiesiogiai per pranašus. Ir mes čia matom puikų pavyzdį 119 psalmiai. Apskritai visuose psalmėse, bet čia ką noriu pasakyti, kad
psalmininkas, kuris užrašė, jis kalba apie įstatymą, apie netiesioginį Dievo kalbėjimą, apie tą rašytinį raštą, kurį turėjo tuo metu Izraelio tauta. Bet tas psalmininkas tuo metu jisai žodžiu kalbėjo apie tai. Iš Dievo gavęs apreiškimą, Dievo žodžius, dvasia kalbėjo jo lūpomis tiesioginiu būdu. Ir jis kalbėjo apie netiesioginį Dievo žodį. 119 psalmė. 119 psalmė. 107 eilutė. Esu labai prislėgtas, o Viešpatie, atgaivink mane pagal savo žodį. Pagal kokį žodį turėjo atgaivinti psalmininką? Pagal Mozės įstatymą. 119 psalmėje rašoma apie Mozės įstatymą. 97 eilutė. Kaip aš myliu tavo įstatymą. Jis visą dieną yra mano apmąstymas. Jis apie šitą žodį, psalmininkas kalba apie šitą žodį. Apie šitą žodį, šitas žodis, įstatymas, jis tikinčiuosius žydus atgaivina per Mozės įstatymą. Dievas atgaivina juos per Mozės įstatymą. 111 eilutė. Nekenčiu tuščių minčių, bet tavo įstatymą myliu. Tu esi mano slėptuvė ir skydas, aš viliuosi tavo žodžiu. Tai buvo žodis, kurį turėjo Izraelio tauta ir prie kurio Izraelio tauta buvo prisirišusi, jų siela buvo prisirišusi prie šito žodžio. Kaip prie pagrindinio dalyko, kuris reikalinga žmogui, kaip Jėzus kad sakė, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo burnos. Žiūrim 25 eilutę. Mano siela prilipo prie dulkių, atgaivink mane pagal savo žodį. Mozės įstatymas veikia, jis atgaivindavo pavargusius žydus, pavargusius nuo įvairiausių dalykų, kaip ir mes. Kaip ir mums Dievas atgaivina. 28 eilutė. Mano siela tirpsta iš sielvarto, sustiprink mane pagal savo žodį. Dievas tuo metu sustiprindavo žydus, atgaivindavo pagal Mozės įstatymą. Mozės įstatyme buvo viską, ko reikėjo kiekvienam žydui Izraelio tautoje. Jie iš Dievo žodžio galėdavo semtis stiprybės, iš Mozės įstatymo semtis stiprybės, atsigaivinti, pasiguosti, sustiprėti. 49 eilutė. Atsimink žodį savo tarnui, kuriuo viltis paskatinai mane, tai yra paguoda mano varge, nes tavo žodis atgaivino mane. Dievo žodis, Mozės įstatymas buvo skirtas sustiprinti žydams, juos atgaivinti, juos paguosti, juos atydinti. 88 eilutė. Pagal savo mylintį gerumą atgaivink mane, taip pat aš vykdysiu tavo burnos liudijimą. 93 eilutė. Niekada nepamiršiu tavo prisakymų, nes jais mane atgaivinai. Aš esu tavo, gelbėk mane, nes siekiau tavo prisakymų. Nedorėliai manęs laukia, kad mane sunaikintų, bet aš apsvarstysiu tavo liudijimus. Žydai mąstė apie Dievo žodį. Mąstė apie tuos žodžius, kurie parašyti tenai. Apie visus pažadus. 97 eilutė. Kaip aš myliu tavo įstatymais, visą dieną yra mano apmąstymas. Per savo įsakymus mane padarė išmintingesnį už mano priešus, nes jie visados yra su manimi. Turiu daugiau supratimų už visus savo mokytojus, nes tavo liudijimai yra mano apmąstymas.
Dievo žodis, Mozės įstatymas jiems davė supratimą apie viską. Jie žinojo apie viską, turėjo visą supratimą, kaip ir Dievas tuo metu. Aš suprantu daugiau už senolius, nes laikausi tavo prisakymų. Nuo kiekvieno pikto kelio sulaikiau savo kojas, kad laikyčiausi tavo žodžio. Dievo žodis, Mozės įstatymas saugojo juos nuo pikto. Apsaugojo juos nuo blogio. Kad jie neįsiveltų į tą blogį. Negyventų kaip kiti žmonės, kad gyvena. Nuo tavo teismų neatsitraukiau, nes tu mokei mane. Kokie saldus mano skonių tavo žodžiai. Saldesni už medų mano burnai. Per tavo prisakymus įgyju supratimą, todėl neapkenčiu jokio apgaulingo kelio. Tavo žodis yra žibintas mano kojams ir šviesa mano takui. Aš prisiekiau ir tai vykdysiu, kad laikysiuosi tavo teisių teismų. Esu labai prislėgtas, o Viešpatie, atgaivink mane pagal savo žodį. Žydai pasitikėjo Dievo žodžiu. Jis buvo kaip žibintas, jis jiems nušvietė kelią. Jis vedė juos teisingų kelių, saugojo juos nuo pikto. Saugojo nuo visko, nuo ko jie galėtų patirti žalą savo sieloms. 156 eilutė. Dideli tavo švelnus gailestingumoje Viešpatie, atgaivink mane pagal savo teismus. Ir 119 psalmiai kalba apie tai. Apie Mozės įstatymo, tą sielos džiaugsmą, sielos troškimą gyventi pagal Mozės įstatymą, nes jisai vienintelis juos išvaduoja, jis vienintelis juos guodžia, jis vienintelis juos saugo nuo pikto. 113 eilutę žiūrim. 113 eilutė. Nekenčiu tuščių minčių, bet tavo įstatymą myliu. Tu esi mano slėptuvė ir skydas, aš viliuosi tavo žodžiu. Dievo žodis, Mozės įstatymas skatino jį pamilti, nes jis vienintelis sustiprina, pagodžia, apsaugo tuos, kurie juo pasitikė. Neleidžia paklysti. 127 eilutė. Todėl aš myliu tavo įsakymus labiau už auksą, taip labiau už geriausią auksą. Todėl visus tavo prisakymus dėl visų dalykų laikau teisingais ir nekenčiu visų melagingų kelių. Matom, tikintieji pasitikėdavo Mozės įstatymų ir tai, kas vykdavo, pagal tai, kas vykdavo bedievių gyvenime, jų tai nebedomino, netraukė. Jie įgijo visai kitą mąstymą, kitą gyvenseną, vadovaudamėsi Mozės įstatymu. Jie atsinaujindavo per Mozės įstatymą. Lygiai taip pat, kaip ir Paulius mums rašo savo laiškuose. Tik tai mūsų atveju mes, Dievo žodis daro tos pačius dalykus mums ne per Mozės įstatymą, o per tai, ką rašo mums mūsų apaštalas Paulius. Bet veikimas žodžio tas pats. Jisai veikia taip pat. Mokymas kitoks, bet jis veikia taip pat. Jis lygiai taip pat mus ir atgaivina, ir mus statydina, ir mus stiprina, mums suteikia džiaugsmą ir panašiai. Atnaujina mūsų mąstymą. Žiūrim 77 eilutę. Tegul man ateina tavo švelnus gailestingumai, kad gyvenčiau, nes tavo įstatymas mano pasigėrėjimas. Gėrisi įstatymu. 111 eilutė.
Tavo liudijimus paėmiau kaip paveldą amžiams, nes jie yra mano širdies džiaugsmas. Tai teikia džiaugsmą. Žydams, tikintiesiems žydams, Mozės įstatymas teikia džiaugsmą. Juos džiugino. Tai kitoks gyvenimas. Tai džiuginantis gyvenimas. Nes Mozės įstatyme buvo apreikštas Dievo teisumas. Paulius rašo laiške romiečiams, bet dabar be įstatymo yra apreikštas Dievo teisumas, kuris yra per Jėzaus Kristaus tikėjimą. Visais laikais Dievas savo žodį apreiškia savo teisumą. Mums be įstatymo apreikštas Dievo teisumas, Paulius apie jį rašo, bet Senojo testamento laikais Izraelio tautai buvo apreikštas Dievo teisumas per įstatymą. Ir jis jiems teikia džiaugsmą. Tai Dievo teisumas, tai Dievo gyvenimas. Kaip Dievas žiūri į viską. Kaip Dievas viską vertina. Ir žydai apsirengė šitų mąstymų. Jų pasikeitė mąstymas, jų gyvenimas. Jie kitaip vertino viską. Jie kitaip žiūrėjo dalykus. Kažkas vyko, jų požiūris buvo vienoks, o netikinčiųjų požiūris buvo visai kitoks apie tą patį įvykį. Visai kitoks vertinimas. Nes jie turėjo kūnišką mąstymą. 162 eilutė. Džiaugiuosi tavo žodžiu, kaip tas, kuris randa didelį grobį. Melo nekenčiu ir bjauriuosi, bet tavo įstatymą myliu. Matom, kaip Dievo žodis pakeitė jų mąstymą. Pikta jam pasidarė atgrasu. Kaip gyvena pasaulis, jam pasidarė nepriimtina. Pasibjaurėjimas. Nors iki tol jie gyveno, kaip ir pasaulis gyveno. Egipte jie gyveno kaip ir egiptiečiai. Bet kai jie gavo įstatymą, Mozės įstatymą, Dievo teisumą, jie skaitė apie tai, pakeitė savo mąstymą, jie kitaip pradėjo žiūrėti viską. Jie įsimylėjo Dievo žodį, jie įsimylėjo Dievo gyvenimą, Dievo teisumą. Jie įsimylėjo visai kitą požiūrį, kuris yra tikras, amžinas, teisingas. Atsiverskim 165 eilutę. Didelę ramybę turi tie, kurie myli tavo įstatymą ir niekas jų nepapiktins. Ramus. Žydas, kuris pasitikėjo įstatymu, jis buvo ramus. Ne todėl nereiškia, kad nebuvo kažkokių tai sunkumų, nebuvo kažkokių tai išorinių veiksnių, kurie galėjo išsklaidyti tą ramų gyvenimą. Jie viduje buvo ramus. Tas Mozės įstatymas, jis veikia jų vidų. Vidų pakeitė jų. Požiūrį į viską, į situacijas. Lygiai kaip ir mums, kad Dievas darė, ar ne? Ir taip pat, kaip jau sakiau, Dievas veikė, kalbėjo vėliau žydams per pranašus. Pranašai gaudavo Dievo žodį ir jį kalbėdavo. Atsiverskim 2 Petro laišką, 1 skyrių. Tai čia šitas yra tiesioginis Dievo veikimo būdas. Per raštą Dievas veikia netiesiogiai, nes jisai nekalba tiesiogiai per raštą. Jis tas žodis užrašytas, mes jį skaitom. Kaip ir Senojo testamento laikais žydai skaitė Mozės įstatymą. Dievas veikia jiems netiesiogiai. Bet yra ir būdas, kada Dievas veikia tiesiogiai. Kalbėjo per žmonės, per pranašus, per apaštalus.
vėliau. Antrasis Petro laiškas, 1 skyrius. Antrasis Petro laiškas, 1 skyrius. 1 skyrius, 25 eilutė. Nuo 20 pirmiausia, žinodami tai, kad jokia rašto pranašystė nėra iš jokio asmeniško aiškinimo. Nes pranašystė senais laikais netie žmonių valia. Bet šventi Dievo žmonės kalbėjo, kaip jie buvo judinami šventosios dvasios. Šventoji dvasia įeidavo į juos ir kalbėdavo. Šventoji dvasia visais laikais taip darydavo. Šventoji dvasia tai darė ir per Mozę, ir per visus, kurie Mozės laikais irgi kartu su Moze pranašavo. Ir vėliau, kai buvo tie pirmieji pranašai, Elijas, Eliša, jie visi kalbėjo šventosios dvasios vedini. Šventoji dvasia įeidavo į juos ir jie kalbėdavo. Tiesiog atverdavo burną ir kalbėdavo Dievo žodį. Dievas panaudojo Dievo žmogaus burną, kad galėtų ištarti žodžius žmonėms, kad jie išgirstų. Tai yra tiesioginis Dievo žodžio veikimas, kalbėjimas. Apaštalų darbų 1 skyriuje 16 eilutėje rašoma, kad turėsi pildyti žodis, raštas, kurį dvasia kalbėjo Dovydo burna. Dovydo burna dvasia kalbėjo visą tai. Ir dvasia niekuomet nepasireikšdavo kitaip, kaip tik tai per žodį. Dvasia nuolat kalbėjo žodžius. Laiške Efeziečiams 6 skyriuje rašoma, kad apie dvasios kalaviją, kuris yra Dievo žodis. Dievo žodis. Dievo žodis dvasia naudoja, dvasios priemonė yra Dievo žodis. Dievo žodis. Jono Evangelijoje Jėzus kalbėjo, kad žodžiai, kuriuos aš jums sakau, jie yra dvasia. Jie yra gyvenimas. Dvasia. Žodžiai, kuriuos Jėzus kalbėjo, yra dvasios žodžiai. Dvasia kalbėjo jų lūpomis. Tas pats atsitiko ir per sekmines. Atsimenam, kaip jie 2 skyriuje rašoma, kaip šventoji dvasia nužengė ir juos pripildė. Ir jie kalbėjo kitomis kalbomis. Ne kitomis kalbomis, kaip dabar bažnyčiose, kad kalbama, nieks nesupranta, ką jie kalba. Bet kalbėjo tikromis kalbomis. Kitataučių kalbomis. Ten yra išvardinta berods 15 kalbų, kuriomis tuo metu žmonės kalbėjo aplink gyvendamas tautos tos. Tai tikros kalbos. Ir dvasia duodavo kalbėtojų žodžius. Tai buvo tiesioginis Dievo žodžio veikimas. Dievo žodis veikia per dvasinės dovanas. Pati pirmoji bažnyčia, kurioje dvasinės dovanos veikia, tai per sekmines, kada Izraelio tautos tikintieji susirinkę, ten buvo Izraelio tauta, ten buvo žydai. Jie buvo susirinkę švęsti šitos derliaus šventės, sekminės. Ir galilėjiečiai, tie, kurie sekė Jėzumi, kai jis buvo žemėje, jie gavo šventąją dvasią, pradėjo kalbėti kitomis kalbomis. Ir tai buvo dvasios dovana. Ir būtent šitą dvasios dovaną, kalbėjimą, kai dvasia kalba, tokią pačią dvasios dovaną gavo ir Kristaus kūno bažnyčia. Kristaus kūno bažnyčios tikintieji irgi gaudavo apreiškimą, dvasia įdėdavo žodžius ir jie kalbėdavo. Kalbėdavo. Atsiverskim 1 laišką Korintiečiams. Dvyliktą skyrių. 1 laiškas Korintiečiams, 12 skyrius. 8 eilutė. Nuo 7. Bet kiekvienam duotas dvasios pasireiškimas, kad būtų nauda. Dvasia duodavo, tai ką duodavo, kad būtų nauda Kristaus kūno bažnyčiai. Ne kad ten
jie galėtų pasirodyti vienas prieš kitą, įrodyti, va, kad aš tikintysis, va, kad aš turiu dvasios dovaną, bet tam, kad būtų nauda, kad statydintųsi bažnyčia. 8 eilutė, nes vienam dvasia yra duotas išminties žodis, kitam pažinimo žodis ta pačia dvasia, kitam tikėjimas ta pačia dvasia, kitam gydymo dovanos ir taip toliau išvardinta. 28 eilutė, ir kai kuriuos Dievas paskyrė bažnyčioje, 1 apaštalais, 2 pranašais, 3 mokytojais. Šitie 3 patys pagrindiniai buvo, per kuriuos dvasia kalbėjo. Visos kitos dovanos, ten stebuklai, gydymai, buvo antraeiliai dalykai. Nes Dievo žodis, Dievas nekalbėjo per tos stebuklus. Jis jokių žodžių neišreikšdavo. Ten tiesiog būdavo pasireiškimas, tu matai, va, kad žmogų išgydė, stebuklas įvyko. Bet tai irgi pasitarnavo kaip liudijimas, kad Dievas veikia šitoje bažnyčioje. Dievas veikia. Bet pagrindinis tikslas buvo, kad dvasia kalbėdavo tikinčiųjų lūpomis bažnyčiose, kad bažnyčia būtų statydinama. 14 skyriuje Paulius rašo, siekite geraširdiškumu ir trokškite dvasinių dovanų, bet verčiau, kad galėtumėte pranašauti. Čia, kur Paulius sako, trokškite dvasinių dovanų. Tai reiškia, kad trokškite tų, kuriuos yra naudingiausios. Nes rašo jis toliau, bet verčiau, kad galėtumėte pranašauti. Trokškite pranašo dovanos. Tarp tų, kurie turi tas pranašų dovanas, juos laikykite pirmoje vietoje. Jie svarbiausia. Nes tas, kuris kalba nežinoma kalba, ne žmonėms kalba, bet Dievui, nes niekas jo nesupranta. Bet jis dvasioje kalba paslaptis. Ką gali duoti toks žmogus, kuris kalba tai, ko niekas nesupranta? Ką jis bažnyčioje gali duoti? Nieko. Apie tai Paulius rašo 14 skyriuje. Jeigu jisai kalba nežinoma kalba, tegu jis bažnyčioje tyli. Paulius rašo. Arba turi būti vertėjas, kuris išvers, ką jis kalba. Nes svarbiausia buvo bažnyčioje statydinimas. O tam, kad tu turėtum, kad statydintum bažnyčią, reikia, kad žmonės išgirstų Dievo žodžius, kurie statydina. Dievo žodis, kaip Paulius rašo tesalonikiečiams, jūs išgirdote Dievo žodį, priėmėte jį kaip Dievo žodį, ne kaip žmonių žodį, bet kaip jis iš tikro yra Dievo žodį, kuris veiksmingai ir veikia jumise, kurie tikite. Tesalonikiečiai irgi tam tikrą prasme išgirdo tiesioginį Dievo žodį iš Pauliaus burnos. Suprantama, kad Paulius nebūtinai tuo metu gavo apreiškimą kalbėti tesalonikiečiam. Taip kaip aš dabar, kad kalbu su jumis, atsiverčiau Bibliją ir kalbu, mokau iš jos. Bet tai nereiškia, kad šventoji dvasia dabar kalba mano lūpomis. Mane šventoji dvasia ir dabar kalba jums. Kaip tai darydavo per pranašus. Čia kitas yra dalykas. Paulius rašo, čia yra tai, apie ką Paulius rašo pirmam laiške Korintiečiams 2 skyriuje, kad tai mes ir kalbame, tai žodžiais, kurių moko šventoji dvasia, gretinant dvasinius dalykus su dvasiniais. Ką reiškia gretinti dvasinius dalykus su dvasiniais? Skaitai raštą ir sugretinti tos dalykus, gauni bendrą kažkokį tai vaizdą. Dėlioji tos griaučius, ant griaučių dar dėlioji sausgyslės, raumenis iš Dievo žodžio, kad matytum bendrą tą vaizdą. Būtent šitaip Dievas veikia šiandieną per tuos, kurie kalba, skelbia Dievo žodį. Dvasia nekalba jų lūpomis. Ta prasme, negauna apreiškimo, neįžengia į mus ir nekalba kaip per pranašus, kad kalbėjo. Lygiai taip pat ir Paulius, kai atėjo pas tesalonikiečius, nebūtinai jisai gavo apreiškimą, kad kalbėtų jiems.
Nes Jėzus jam duodavo apreiškimus. Paulius rašo apie tai, kad Jėzus jam apsireikšdavo, duodavo žodžius, bet Paulius juos užrašė. Ir aš manau, kai jis atėjo pas Tesalonikiečius ir visur kitur, kur jis ėjo į tos miestus, jis atverdavo duris pa žmonės, skelbdavo jiems Dievo žodį, bet tai nebūtinai šventoji dvasia įžengusi jo burna kalbėdavo. Bet jisai jau iš to, ką jis jau buvo gavęs iš Kristaus, iš to apreiškimo, jis sugretindavo tos dalykus. Nes jis jau daug ką buvo užrašęs ir turėjo galimybių sugretinti visą tai, apmastyti visą tai, suvirškinti ir pateikti jau tą išvirškintą produktą. Sugretinus dvasinius dalykus su dvasiniais. Bet kai buvo duodamos dvasinės dovanos, apie kurias čia skaitome pirmam laiške Korintiečiams 12 skyriuje, 14 skyriuje, tai čia buvo duodama tiesiogiai. Šventoji dvasia, kaip rašoma, kaip Petras rašo antram savo laiške, kad senais laikais pranašai kalbėdavo judedami šventosios dvasios, vedami šventosios dvasios. Tai lygiai taip pat ir Kristaus kūno bažnyčia gavo tas dvasinės dovanas tuo metu, kad dvasia jų burna kalbėtų. 14 skyriuje žiūrim toliau nuo 16 eilutės. Ne 16, o 29. Pranašai te kalba 2 arba 3, o kiti tegul vertina. Jei kas apreiškiama kitam šalia sėdinčiajam, pirmasis tenutyla, nes visi galite pranašauti vienas po kito, kad visi pasimokytų ir visi būtų paguosti. Ir pranašų dvasios yra pavaldžios pranašams. Įdomu, jie gaudavo apreiškimą, kalbėdavo gavę apreiškimą, ir kai kitas gaudavo apreiškimą, tas pirmasis turėdavo nutilt. Nes kitas dabar kalba, kitam atėjo apreiškimas. Ir jie galėdavo suvaldyti šitą situaciją. Nebūdavo taip, kad oi, tu manęs dabar neučiaupsi, nes dvasia kalba, aš negaliu nieko padaryti, tiesiog dvasia kalba, aš negaliu sustoti. Juk dvasia visą tą procesą kontroliavo. Davė vienam apreiškimą, davė antram, davė trečiam. Ta pati dvasia. Ir kontroliavo visą situaciją. Vienam davė, iškalbėjo, tas nutilo, kitam davė, trečiam ir taip toliau. Tai buvo tiesioginis Dievo žodžio kalbėjimas. Ir kas labai svarbu, tai ką tuose bažnyčiose kalbėdavo, turiu omeny Kristaus kūno bažnyčiose, neturiu omeny per sekmines ar po sekminių Izraelio tautoje. Nes tai, kas vyko per sekmines ir po sekminių, apie ką rašoma apaštalų darbuose, visa tai buvo susijęs su Izraelio tauta. Tai nebuvo Kristaus kūno bažnyčia. Ir mes skaitom apie tai apaštalų darbuose, ten akivaizdu, kad visi tie procesai vyko Izraelio tautoje. Tai buvo Izraelio tautos gelbėjimo programa. Petras sako, kai buvo nuvestas buvo suimtas ir nuvestas pas tuos vyriausiosius kunigus, jis sako, kad Dievas prikėlė Kristų, kad per jį Izraelio tauta gautų atgailą ir nuodėmę atleidimą. Izraelio tautai buvo skelbiami visi tie dalykai. 5 skyrius 31 eilutė. Jį Dievas išaukštino savo dešinę, kad būtų kunigaikštis ir gelbėtos, idant suteiktų Izraeliui atgailą ir nuodėmę atleidimą. Viskas buvo susiję, apaštalų skelbimas,
visos tos dvasinės dovanos per sekmines ir po sekminių, kai jie gaudavo tas dvasinės dovanas, pradėdavo kalbėti kitomis kalbomis. Ir jie kalbėdavo Izraelio tautai, nes tuo metu buvo gelbėjama Izraelio tauta. Tuo metu buvo atgaila ir nuodėmių atleidimas skirtas Izraelio tautai. Ne kitaip. Kristaus kūno bažnyčios ten net nebuvo. Kristaus kūno bažnyčia atsiradus Pauliui. Kai Paulius buvo išgelbėtas, Kristus jį išgelbėjo ir jį paskyrė būti apaštalu Kristaus kūno bažnyčiai. Ir jis Kristaus kūno bažnyčiai rašė laiškus. Pirmiausia, jis gelbėjo žmonės, skelbė jiems išgelbėjimo evangeliją ir žmonės įtikėdavo ir tada atsirado ta Kristaus kūno bažnyčia. Pats pirmasis jos narys buvo Paulius. Pats Paulius buvo Kristaus kūno bažnyčios pirmasis narys. Ir visi, kurie įtikėjo jo skelbimu, vis papildė Kristaus kūno bažnyčią, kuri plėtėsi, jų buvo daug, jos buvo išmėtytos po plačias žemes įvairiuose miestuose. Ir šitai Kristaus kūno bažnyčiai, atskiroms bažnyčioms, buvo duodamas dvasinės dovanas, kad vyktų statydinimas, kad būtų nauda Kristaus kūno bažnyčiai. Ir ką jie kalbėdavo šitie pranašai, kurie gaudavo apreiškimus, kaip ir Paulius. Ką jie kalbėdavo? Jie kalbėdavo tai, ką Pauliui Kristus apreikšdavo. Jie kalbėdavo išvien su Pauliumi. Jie skelbdavo tai, ką Paulius skelbė. Atsiverskime pirmą laišką Korintiečiams, 14 skyrių. Mes esam čia. 14 skyrius, 37 eilutė. Jei kas mano esąs pranašas ar dvasiškas. Pranašas ar dvasiškas, tas, kuris gavęs dvasinę dovaną. Pranašas, dvasiškas, gavęs dovanas tas pačias, kurias visi kiti gauna Kristaus kūno bažnyčiai. Dvasinės dovanas. Tas te pripažįsta, kad tai, ką jums rašau, yra viešpaties įsakymai. Jie turėjo patvirtinti, kad tai, ką Paulius jiems skelbė, yra viešpaties įsakymai. Jie turėjo su tuo kartu būti, su Pauliaus skelbimu kartu, išvien. O taip ir buvo. Nes ta pati dvasia, kuri davė Pauliui užrašyti žodžius, ta pati dvasia davė tas dvasinės dovanas, kad tie pranašai, apaštalai ar kas ten bebūtų, kalbėtų Kristaus kūno bažnyčioje tas pačias tiesas, kurias Paulius skelbė ir rašė savo laiškuose. Kitaip ir negalėjo būti. Manot, kad dvasia Paulius sakė, reiškia Kristus sakė vieną, Pauliui davė prieškimus, vienas tiesas, o dvasia, kuri davė dvasinės tas dovanas ir kalbėjo per pranašus apaštus, kalbėjo kažką kitą? Patys suprantam, kad taip nebuvo. Laiškas Efeziečiams 3 skyrius. Laiškas Efeziečiams 3 skyrius. Čia Paulius kalba apie tai, kad jis gavo prieškimus. Paskaitykim. Dėl šios priežasties aš Paulius, Jėzaus Kristaus kalinys, dėl jūsų pagonių. Jei girdėjote apie Dievo malonės išdalijimą, kuris duotas man dėl jūsų, kaip apreiškimu jis davė man žinoti paslaptį, kaip anksčiau parašiau keletų žodžių, iš kurių, kai skaitote, galėtų suprasti mano pažinimą tos Kristaus paslapties. Paulius gavo iš Kristaus paslaptį apie Kristaus kūno bažnyčią, apie tą vieną kūną, naują sutvėrimą. Koks jo tikslas, kokia paskirtis, kaip atsirado tas Kristaus kūnas, kada Dievas jis buvo suplanavęs, kaip jis įgyvendina, kaip jis įstatydina, kur keliaus tas Kristaus kūnas. Apie viską. Ką Dievas apreiškia. Ką Kristus apreiškia Pauliui. Paulius apie visą tai rašė savo laiškuose.
Tai buvo paslaptis. 4 eilutė, iš kurių, kai skaitėte, galite suprasti mano pažinimo tos Kristaus paslapties. 5 eilutė, kuri kitais amžiais nebuvo duota žinoti žmonių sūnums. Niekas apie tai nežinojo. Jėzus nekalbėjo 4 evangelijose Izraelio tautai. Jis buvo atėjęs vien pas pražuvusias Izraelio namų avis. Jis nebuvo atėjęs skelbti Kristaus kūno bažnyčios. To naujo sutvėrimo. Jis buvo atėjęs pas Izraelio tautą. Skelbė Izraelio tautai duotus pažadus. Kristaus kūno bažnyčia tai nėra Izraelio tauta. Tai yra atskira grupė. 5 eilutė, kuri kitais amžiais nebuvo duota žinoti žmonių sūnums, kaip ji dabar atskleista jo šventiems apaštalams ir pranašams per dvasią. Kai tie Kristaus kūno bažnyčioje apaštalai ir pranašai jie gavo tas dvasinės dovanas. Dvasinė dovana ir buvo, kad tu esi apaštalas, tu esi pranašas. Tai visi tie, kurie tikintieji Kristaus kūno bažnyčioje, kurie gavo tas dvasinės dovanas, apaštalus ir pranašus, jiems buvo atskleista, jiems dvasia jų lūpomis kalbėjo. Jiems buvo atskleista per dvasią visą tai, ką Paulius užrašė. Apie tai rašoma čia tose eilutėse. Ta paslaptis, kurią Kristus atskleidė Pauliui, kuri buvo nutylėta nuo pasaulio pradžios. Ta pačią paslaptį Dievas dvasia atskleidė apaštalams ir pranašams. Kristaus kūne. Kristaus kūno bažnyčioje. Nes Kristaus kūno bažnyčiai buvo duodamos apaštalų ir pranašų dovanos. 4 skyriuje apie tai rašoma. 4 skyrius 11 eilutė. Ir jis davė kai kuriuos apaštalais, kai kuriuos pranašais, kai kuriuos evangelistais, kai kuriuos pastoriais ir mokytojais, šventųjų tobulinimui, tarnystės darbui, Kristaus kūno statydinimui. Kristaus kūno bažnyčiai statydinti. Buvo duoti apaštalai, pranašai, pastorai, evangelistai, mokytojai. Ir tie apaštalai, pranašai, kurie kalbėjo bažnyčiose, kuriem dvasia atskleidė, ką kalbėti, jie atskleidė jiems kalbėti tai, ką Kristus Pauliui atskleidė kalbėti ir užrašyti. Kaip Paulius rašo, užrašiau apie tai keliais žodžiais. Taigi, kai tuose Kristaus kūno bažnyčiose kalbėdavo pranašai, vienas pakalba, nutyla. Antram apreiškimas ateina, jis kalba, nutyla. Trečiam ateina apreiškimas, jis pakalba. Dvasia jiems duodavo kalbėti. Ir ką jie kalbėdavo? Jie kalbėdavo tą patį, ką Paulius užrašė. tą paslaptį, apie kurią Dievas anksčiau tylėjo nuo pasaulio pradžios. Paslaptis susijęsi su Kristaus kūnu, su Kristaus kūno bažnyčia. O pažiūrėkit, kas šiandieną vyksta bažnyčiose. Šiandieną juk irgi yra tie vadinami kabutėse apaštalai, pranašai. Žinomės apie tai. Ir ką jie kalba? Dažniausiai kalba apie jis greitai ateina. Gavau iš viešpatės apreiškimą, jis pasakė, aš tuoj ateinu, aš jau greit ateisiu. Paulius nekalbėjo apie tai. Paulius nekalbėjo apie tai, kad Kristus greit ateina. Kad aš greit ateisiu. Paulius rašo apie tai, kad mes nuolat laukiame Kristaus ateimo. Ir Paulius apie tai rašo, kad mes nežinom, kada jis ateis. Nieks nežino, kada jis ateis. Paulius tikėjosi sulaukti Kristaus dar būdamas gyvas. Tuo metu, kai jis rašė laiškus, bet jis jo nesulaukė. Jis tikėjosi tiesiog. Bet jis nežinojo, kada ateis. Paulius niekur nerašė Kristaus žodžių, kad aš greitai ateinu. Apreiškimo knygoje rašoma, kad aš greitai ateinu. Bet apie ką rašo apreiškimo knyga? Apreiškimo knyga neparašyta Kristaus kūno bažnyčiai.
Apreiškimo knyga parašyta Izraelio tautai, kurie gyvens 7 metų suspaudimo laikotarpiu. Tos 7 bažnyčios. Tie 144 tūkstančiai užantspauduotojų Dievo tarnų iš Izraelio tautos. Rašoma Apreiškimo knygoje 7 skyriuje. Šitiems žmonėms, šitoms bažnyčioms, ką Jėzus sako, aš tuo ateinu. Tai, ką turi, laikyk, išlaikyk, nes aš greit ateisiu. Aš tuo ateisiu. Nuolat pasikartoja tą frazę, aš greit ateinu, aš tuo ateisiu. Aš netrukus ateisiu. Jis ateina. Kodėl? O todėl, kad Apreiškimo knygoje rašoma apie tą suspaudimo laikotarpį, kuris truks 7 metus. 7 metai tai iš tikrųjų greit. Nes kai pasibaigs suspaudimas, Jėzus ir ateis. Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę. Ir ateis įgyvendinti visų pažadų duotų Izraelio tautai. Ir atsisės į Jeruzalės sostą. Taip, jo greitas ateimas. 7 metai tai yra greitai. O mes nežinome, kada jis ateis. Jau praėjo 2000 metų, kai Dievas pradėjo formuoti Kristaus kūno bažnyčią, ją statydinti, pradedant nuo Pauliaus. Jau 2000 metų praėjo. Čia nėra greitai ir mes dar nežinom, kiek dar truks visą tai. Kiek dar Dievas statydins Kristaus kūno bažnyčią. Paulius rašo, kad Izraelis dabar yra aklas, kol eis pagonių pilnuma. Mes nežinom, kiek ilgai ta pagonių pilnuma. Kiek užtruks ją surinkti, kaip Dievas nori. Kokia ta pagonių pilnuma? Mes nežinom, kada užsibaigs visą tai. Paulius nerašo niekur, kad Jėzus sakė, aš greit ateinu. Todėl visi tie pranašai pasaką seka. Ką jie kalba? Jie nekalba dvasios žodžio, nes dvasia nesako taip. Šiandieną Kristaus kūno bažnyčiai. Jie sako tai, ką patys prisapnavo, patys prisigalvojo, prisimastė, sėdėdami ant sofkutės ir krapštydami nosį. Dvasia jokia nieko nepreiškia jiems. Nes jeigu pranašai šiandieną, taip, vadinkim, sakykim, jeigu yra tie pranašai ir apaštalai, tai ką jie kalbėtų bažnyčiose? Jie kalbėtų tai, ką Paulius užrašė savo laiškuose. Jie skelbtų Pauliaus evangeliją. Jie skelbtų apie Pauliaus apaštalystės išskirtinumą. Štai ką jie skelbtų. Jie skatintų Kristaus kūno bažnyčią pasitikėti Pauliaus laiškais. Tai, ką Paulius kalbėjo. Paulius sako, jei esi pranašas ar dvasiškas, turi pripažinti, kad tai, ką jums rašau, yra viešpaties įsakymai. Jie skelbtų Pauliaus evangeliją. Bet to nėra. Iš to galima padaryti nesunkiai išvadą, kad visi tie pranašai, apaštalai kabutėse, kurie lankosi bažnyčiose, jie nėra Dievo siųsti. Nes jie nekalba to, ką Paulius skelbė. O atvirkščiai. Lenda į tas Izraelio tautai duotas pranašystės, kurios skirtos Izraelio tautos pažadų įgyvendinimui, neturintis nieko bendro su Kristaus kūno bažnyčia. Kas skaito raštą, tas pamato. Kas ne tik tai skaito raštą, bet jį ir teisingai padalina. Paulius rašo, kad reikia teisingai padalinti Dievo žodį, atskirti tiesas. Ir štai vienas iš pavyzdžių, Timotiejus. Timotiejus kokią turėjo dvasinę dovaną? Timotiejus buvo apaštalas. Pirmam laiške Tesalonikiečiams, 1 skyriuje, Paulius rašo, 2 tiksliau skyriuje, Paulius rašo apie savo tarnystę Tesalonikiečiams. 2 skyriuje Antras skyrius 6 eilutė. Ir neieškojame šlovės nei iš žmonių, nei iš jūsų, nei iš kitų, kai mes, kaip Kristaus apaštalai, galėjome būti apsunkinimu. A kokius jisai Kristaus apaštalus
kalba? Turiu omeny. Suprantama, kai jis turi omeny save, jis apaštalas, bet čia kalbama apie kelis apaštalus. Ir jis turi omeny Silvaną ir Timotiejų, nes jisai rašo tesalonikiečiams, Paulius ir Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bažnyčiai. Jie buvo tie, kurie atėjo pas tesalonikiečius. Jie atėjo į Tesalonikos miestą ir ten įsteigė tesalonikiečių bažnyčią. Paulius, Silvanas ir Timotiejus. Ir paskui nuo visų trijų vardų Paulius ir kreipėsi į tesalonikiečius, paskui vėliau rašydamas jiems laišką. Taigi, Timotiejus turėjo apaštalo dovaną. Jis buvo Kristaus kūno bažnyčios apaštalas. Vienas iš apaštalų. Dvasinė dovana. Kristus davė kai kuriuos pranašais, apaštalais, evangelistais, mokytais. Apaštalais Timotiejus gavo apaštalo dovaną. Ir Paulius rašydamas Timotiejui jį ragina kaip apaštalą vykdyti savo tarnystę. Pirmam laiške Timotiejui, pirmame skyriuje, 3 eilutėje rašo: kaip vykdamas į Makedoniją maldavau tave vis dar pasilikti Efeze, kad kai kuriuos įpareigotum, idant jie nemokytų kito mokslo. Kito, kurio Paulius neskelbė. Vyko kova ir dabar tebe vyksta. Mes kovojame ne su kūnu ir krauju, o su kunigaikštystėmis ir valdžiomis tamsybės, aukštybės vietose, tomis tamsiomis valdžiomis, šėtonu ir jo angelais. Vyksta kova tarp tiesų kova, mokymų kova. Ir Timotiejus kaip apaštalas, jį kaip apaštalą Paulius įpareigojo: saugok tą mokymą, kurį gavai iš manęs. Ir kitus to mokyk. Toliau rašoma 18-19 eilutės. Šį pareigojimą pavedu tau, sūnau Timotiejau, pagal pranašystės, kurios anksčiau apie tave atėjo, kad per jas kovotum gerą kovą, išlaikydamas tikėjimą ir gerą sąžinę. Timotiejus nebuvo tas, kaip dabar kabutėse tie apaštalai, kurie ateina susirinkti pinigų. Ateina kaip šitie televizijos žvaigždės, ar ne, kaip aktoriai kokie. Ateina, tik tai susirinka pinigus, ten pasako, ką iš viešpatės ten gavo, neva, kabutėse, ir dingsta. Timotiejus kartu su Pauliumi buvo į plūgą įsikinkę. Juodai dirbo, juodadarbiai, ir pakėlė visą persekiojimų naštą. Jie nebuvo dievaičiai, kaip dabar tie visi kabutėse apaštalai ir pranašai. Jie buvo juodadarbiai. Tas, kuris gavo tą apaštalo dovaną, jis nebuvo ant pagalvėlės nešiojamas. Žinot, kaip būna šiandien, sako, oho, tu blogai kalbi apie Dievo pateptąjį. Tie, kurie save išskiria, kurie... Jie netokie buvo. Paulius, apaštalas, paskaitykite apie Pauliaus gyvenimą, kaip jo atrodė apaštalystė. Jis neskraidė privačiais lėktuvais į kitus miestus. Jis buvo persekiojamas, jis buvo vieną kartą užmėtytas akmenimis. Jis rašo apie tai antram laiške korintiečiams, 3 kartus jūrai skendavo, buvo plakamas, mušamas nuolat, apiplėšiamas, išniekintas. Jis kaip Jėzus, kad buvo. Nieks jo nekentė. Vis daug kas jo nekentė. Jį persekiojo. Visaip jam kenkė. Šitaip atrodė tuo apaštalo dvasinę dovaną turinčio tikinčiojo gyvenimas. Su visom pasekmėm. Tas, kuris kalbėjo nuo Dievo, iš tikrųjų, tą paslaptį, kurią atskleidė Kristus, jis patyrė tokias pasekmes.
nes paslaptis persekiojama. Visi, kurie skelbia tą paslaptį, yra persekiojami, niekinami. Jie negyvena kaip auksiniai berniukai, kurie dabar čia tie kabutėse apaštalai ir pranašai važinėja po bažnyčias ir renka duoklę. Jie netokie buvo. Atsiverskim pirmą laišką Timotiejui 4 skyrių. 4 skyrius, 13 eilutė. Kol ateis užsimk skaitinimu, raginimu, mokslu, nepleis dovanos esančios tavai, kuri tau buvo duota per pranašystę su vyresnių rankų uždėjimu. Mąstyk apie tuos dalykus, atsiduok jiem visiškai, kad tavo pažanga būtų matoma visiems. Žiūrėk savęs ir mokslo, pasilik juose, nes tai darydamas išgelbėsi ir save, ir tuos, kurie tavęs klaus. Kokio mokslo jam reikėjo laikytis? Apie ką jam čia skaityti? To, ką Paulius jam patikėjo. Paulius rašo apie tai, toliau atsiverskim. Antrą laišką Timotiejui. Antras laiškas Timotiejui. 1 skyrius. Šešta eilutė. Todėl primenu tau, kad pakurstytum Dievo dovaną, kuri yra tavyje per mano rankų uždėjimą. Nes Dievas nedavė mums baimės dvasios, bet jėgos ir meilės ir sveiko proto. Todėl nesigėdink mūsų viešpatės liudijimo, nei manęs jo kalinio, bet būk Evangelijos kančių dalininkas pagal Dievo jėgą. Nepanašu, kad tas, kuris gavo dvasinę dovaną, gyvena kaip inkstas taukuose. Visi žiūri, jis turi dvasinę dovaną. Čia tas, kuris kančiose gyvena, sunkumuose, persekiojimuose. Kenčia Evangelijos kančias, nes Evangelijos nekenčia. Kenčia kartu su Evangelija. Toliau Paulius rašo, ko reikia laikytis Timotiejui. 13 eilutės. Tvirtai laikykis pavidalo sveikų žodžių, kuriuos girdėjai iš manęs, tikėjime ir meilėje, kurie yra Kristuje Jėzuje. Ta tau patikėta gerą dalyką saugok šventąją dvasią gyvenančią mumise. Kokio mokslo jam reikėjo laikytis Timotiejui? Turint tą šventosios dvasios dovaną ir saugoti tą mokslą, įpareigoti kitus, kad jie nemokytų kito mokslo. Koks tas mokslas? Tas, kurį jis girdėjo iš Pauliaus. Štai kokio mokslo. 2 skyrius. 2 eilutė. Ir ką iš manęs girdėjai tarp daugelio liudytojų, tai patikėk ištikimiems žmonėms, kurie bus pajėgus ir kitus mokyti. Taigi tu ištverk sunkumus kaip geras Jėzaus Kristaus karys. Tam, kuris turi dvasinę dovaną, nenusišviečia geri laikai. O atvirkščiai, tu eini į verdantį puodą, va kur tu eini. Ne auksinio berniuko perspektyva. Ir ką jis turi daryti? Tai, ką girdėjai iš manęs, iš Pauliaus, patikėk kitiems. Irgi ištikimiems, kurie ir kitus galės mokyti. Bendravimas tarp ištikimųjų. Atpažinimas ištikimuosius. O koks tas ištikimasis? Tas, kuris ištikimas Pauliaus mokymui. Jį skelbia. Tas yra ištikimasis. Septinta eilutė. Apgalvok, ką sakau, ir viešpats tau duos supratimą visame kame. Prisimink, kad Jėzus Kristus iš Dovydo sėklos buvo prikeltas iš numirusių pagal mano Evangeliją, Paulius rašo. Mokymas, kurio Timotiejus turėjo laikytis, tai iš Pauliaus išgirstas. Evangelija, kurią jis turėjo skelbti, iš Pauliaus išgirsta. Pauliaus Evangelija, pagal mano Evangeliją. 3 skyrius.
3 skyrius, 10 eilutė. Bet tu pilnai pažinai mano mokslą, gyvenimo būdą. Pažinai mano mokslą. Ne Petro mokslą, ne Jono, ne Jokūbo, mano mokslą. Laikykis jo. Patikėk kitiems ištikimiems. Tai, ką iš manęs išgirdai, patikėk ir kitiems, kurie ir kitus mokės. Įpareigok, kad nebūtų mokamas kitas mokslas. Kitas, kurio Paulius neskelbė. Štai ką skelbė visi tie, kurie gavo dvasinės dovanas Kristaus kūno bažnyčioje. Jie skelbė Pauliaus mokymą. Taip buvo atpažįstama. Ar jis turi dvasinę dovaną, ar jis jos neturi. Šitaip ir šiandieną galima atpažinti visus apsišaukėlius. Ar jie turi tą dvasinę dovaną, ar jie jos neturi. Bet yra taip, kad jie jų neturi. Ir neturi ne tik tai dėl to, kad jie neskelbė, ką Paulius skelbė. Akivaizdu, kad jie neskelbė tai, ką Paulius skelbė. Nes šiandieną bažnyčiose tada būtų skelbiama Pauliaus evangelija, ar ne? Šiandien būtų skelbiamas visuose bažnyčiose, kurias mes žinome Lietuvoje. Kristaus šitas... Tai, ką Pauliui atskleidė Kristus, apie Kristaus kūno bažnyčią, tą paslaptį. Būtų skelbiama išskirtinė Pauliaus apaštalystė visose bažnyčiose, jeigu jie gautų tas dvasinės dovanas ir kalbėtų nuo Dievo. Nes jie kalbėtų tai, ką Paulius skelbė. Bet šito nėra. Ir šiandien dvasinių dovanų nėra ne tik todėl, kad jie neskelbė tai, ką Paulius skelbė, bet ir dėl to, kad Dievas savo žodį užbaigė. Dievas davė dvasinės dovanas tuo metu, anuo metu, tol, kol Dievo žodis nebuvo užbaigtas rašyti. Bet kai Dievo žodis buvo užbaigtas rašyti, mes turime visą raštą. Dvasinių dovanų nebereikia. Paulius apie tai rašo pirmam laiške Korintiečiams 13 skyriuje. Kad visos tos dvasinės dovanos, jos yra laikinos, jos yra dalinės, duodavo dalinį pažinimą. Bet kai ateis tai, kas tobula, tas tobulas pažinimas, visas raštas, visas pažinimas, tada tai, kas yra dalinis, išnyks, nebereikalingas. Ir tos dvasinės dovanas, kurios teikia tą dalinį pažinimą, jos ir dingo, jų ir nebeliko. Ir šiandieną Dievo žodis veikia mumise per raštą, kai mes jo pasitikime. Ir mes galim pasiguosti, mes galim džiaugtis tuo, ką mes, kaip sakyti, tuo tvirtumu, kurį mes turime Kristuje, žinodami tą mokymą, tą Pauliaus mokymą. Daugelis šiandieną bažnyčiose krikščionis yra mėtomi. Išgirsta vienur išgirsta vieną, kitur išgirsta kitą ir nežino, ką pasirinkti. Ir tas lygtais gerai, ir tas lygtais gerai. Kodėl jie taip elgiasi? Kodėl jie nestabilus? Nes jie nepastatyti ant Pauliaus mokymo. Paulius rašo laiške Romiečiams 16 skyriuje, kad Dievas mus sutvirtina pagal jo evangeliją. Tam, kuris gali mus sutvirtinti pagal mano evangeliją, Paulius rašo. Ir Kristaus kūno, ir Kristaus skelbimo pagal apreiškimo paslapties, kurią Kristus atskleidė Pauliui. Dievas šitaip šiandieną sutvirtina mus. Ir kada tikintieji nėra sutvirtinti ant šito mokymo, kurį Paulius užrašė savo laiškuose, jie neturi tvirto pagrindo, neturi po savo kojomis tvirtos žemės, ant kurios galėtų atsistoti. Jie neturi to. Todėl ir yra mėtomi iš vieno galo į kitą. Vienur išgirsta vieną, kitur išgirsta kitą. Jie nėra stabilus. Nestovi ant pagrindo. Jie negali pasidžiaugti gyvenimu Kristuje. Nes jie nežino, koks jis yra.
O mes galim stovėti ir išstovėti visas tas įvairių mokslo audras. Jos mūsų nepaveikia. Mūsų neparbloškia, nes mes įsišaknyję, suleidę savo šaknis į tą Pauliaus mokymą, kurį Kristus jam atskleidė. Mokymas susijusi su Kristaus kūno bažnyčia. Ir mūsų negali niekas kaip sakyti, parversti ant šono. Mes stovime tvirtai. Dievo žodis veikia mumise, nes mes juo tikime. Mes jo pasitikėjome.